Iš tikrųjų, tai blemba jau žodžius mano paėmė Bradovičius. Išvažiuoju su tokia jausmu, kad lyg tai pralaimėjome, nes Haliai, tikrai, žinokit, šaunuoliai blemba. Tie Žalgirio fanai tikrai turi tikrai ir klubas, ir miestas tikrai didžiuotis tokiais dalykais, nes atrodo, kad jie šiandien laimė Eurolygą, blemba. Ir supranta, taip tikrai įspūdingai buvo žiūrėti, kaip Milaknis tą tritaškį įmetė ir sukilo visi fanai, atrodo, kad jie laimėjo rungtynę, sakykime, nebūtinai, kad čia ar mes, ar kažkas kiti, bet vis tiek komanda tokiu sunkiu metu ir taip gražiai palaiko žmonės, tikrai didžiausi komplimentai Žalgirio fanams ir tai yra pavyzdys bet kuriem fanam, patikėkite, Graikijoje į mūsų eitų viskas, kas po ranka būtų. Jeigu būtų kažkas panašaus į tokį rezultatą ir taip toliau, tikrai šaunuoliai lietuviai. Bet Šarūnė, tave sporto gali įkvėpė tokiam žaidimui. Tu visą laiką, kokioje komandoje bežaistum, atvažiuoji čia? Mane ne Haliai įkvėpė, supranti, Sopote labai jau nepasisekė man praeitą savaitę ir taip blogai žaidžiau ir dar pasitempiau nugarą, kas dar buvo baisiau, ta prasme, dasidėjo prie visko ir šeštadienį nežaidžiau Graikijos čempionate ir taip nelabai malonu yra sėdėti savaitę laiko ir galvoti apie sekančias rungtynės, kai prieš tai rungtynės išeini su nuliu. Ir stengiasi dirbti. O jūs turit suprasti, jeigu kas kuris iš jūsų krepšinį supranta, tai esu 2 prieš 2 žaidėjas ir Žalgiris visą laiką turėdavo ar tai Sabonį, ar tai Žukauską, dabar Vucą po 2-15, kurie ten po krepšių stovi ir laukia kažko. Tai, o jeigu mes žaidžiam 2 prieš 2, tai tada man tikrai bus galimybių išsimest tų metimų ir gana patogių situacijų ir taip toliau. Ir, kaip sakyt, ir labai daug kas priklauso, ar pataikysi ar ne, o tai nemanau, kad yra labai geras krepšinio dalykas, jeigu varžovas daeina iki tokios stadijos, kad tik tai ar pataikys ar nepataikys. Tai